Labdien, su vištein. Štai vėl sodybo. Šiandien atvažiuoju ir žiūriu, kas čia dabar vyksta pas mane sodyboje be mano žinios. Žinot, kas vyksta? Atvažiavo tokie salotiniai dėdės, 3, ir supjaustė vandališkai mano obelį. Matote? Jie nusprendė, kad jie gali pjaustyti ją. O kodėl jie nusprendė? Tai todėl, kad mano rybai nepriklauso kanalas, kuris yra čia. Jis priklauso šitam keliui pagrindiniam. O mano riba yra kažkur tai panašiai čia. Ir jie nusprendė, kad pakelę valo. Vot, ir išvalė. Ką žinau, kelios šakelės liko. Tai galbūt keli obaliai ir bus. Bet kita vertus, nupjovė dar ir čia, vat, nuo šito klevo kelias šakas. Kita vertus, mano įvažiavimas į sodybą praplatėjo. Ogi šita obelis, jinai pastoviai veidrodėlius laužydavo sunkvežimiam. Galvojau eglę pjauti, bet būtų labai negražiai. Čia taip kelias šakas nupjauti. Eglė vis dėlto graži. Gražuolė. O va čia tai buvo kažkoks babaugžis. Taigi aš biškį buvau jį apipjovęs. Bet čia dabar jau visai suniokojo mano obelį. Šita obelis ypatinga tom, kad jinai anksčiausiai duoda obelius. Ir mes vis dar esam sodyboje, nes vis dar būna šilta ir mes valgom tos obelius. O kitos obelis duoda tada, kada yra šalta ir mūsų čia nebėra. Žieminius obelius duoda. Tai va, biški iš tos pusės gaila. Bet net tiek daug tų obelių ir suvalgydavom. Tai gal bus čia tie keli. Va, pas kaimyną irgi pričirškino kažkokius krūmus. Čia, man atrodo, buvo susiję ne su pakelė, čia ir susiję su šito stulpu. Į mano pusę ir aną pusę. Tai va, tokios naujienos yra. Šį kriminalą užfiksavo mano kamera. Ta pati naujausia, va ten viršui. Va tenai kažkur jinai yra. Ten iš tikrųjų 2 yra. Va. Viena žiūri į tą medį, kurį pjovė. Šiaip abidvi jos mato tą teritoriją. Daug tų kamerų čia yra. Viena žiūri maždaug į tą pusę, o kita į tą pusę. Taigi abidvi nufilmavo šitą medžio pjovimą. Nu gerai. Užteks apie tas šakas ir kameras. O ką mes šiandien veikiam? Ko aš atvažiavau? Pirma mintis mano buvo pasidaryti reikia ratukus va šitam stalui. Šitas stalas yra sunkus ir jisai maždaug sveria apie kokie 70 kg. Tai jį tampyti, vilkti per tas plėteles, pirmin atgal realiai į lauką dažnai man reikia, nes aš tenai virinu ar pjaustau kažką ant jau užsidėjęs. Taigi man reikia ratukų. Nusipirkau ratukus. Štai tokius. Va. Ir dabar tos ratukus man reikia šičia kažkur tai prisimontuoti. Ir kur aš jas montuosiu? Aš galvoju, va čia vat po šito vamzdžio va. Po to vamzdžio reikia pakišti jos kažkaip tai. Ir kad jie prisisuktų. Ir galėtų važinėtis pirmin atgal visi 4. Vienas čia, kitas čia, paskui ten ir ten. Gerai, čia vidus yra 12 skylė, 12 mm. Aš susiradau varžtą, kuri turi 12 mm, bet jisai čia ties rėgi yra 12. Jeigu aš čia įkišiu ir ant tų srėgių jisai važinėsis, tai tenai tie guoliai, kurie viduj, jiems gali ir nepatikti sriegių supinė.
Taigi, nusprendžiau ką. Kadangi ne tik sriegiai minusas, bet minusas ir tai, kad tas varžtas trumpokas. Nes man reikia, kad čia veržlė užsisuktų. Čia jinai užsisuka. Ir kai čia užsisuka, realiai viskas jau užima visą vietą. O man reikėtų, kad dar užsidėtų gal ir kokia pora šaibų. Viena čia. Ir dar reikia panašiai va tokį dalyką, prie kurio prisisuks iš vienos ir iš kitos pusės tas ratukas. Čia bus toksai kaip kojas iš stalo pačios išlys dvi. Turės po skylę. Ir tas ratukas įsistatys va taip ir prisisuks iš abiejų šonų. Taigi, man šitas varžtas yra per trumpas. Tai ką aš sugalvojau? Aš sugalvojau, kad turiu tekinimo staklę. Štai ką aš sugalvojau. Ir aš galėčiau pasimti šitą strypą, kuris yra 16 mm storio. Man reikia 12, neužmirštam. Ir aš tada paimu jį, nusipjaunu tiek, kiek man reikia. Nusitekinu 12 storio, ant kurio užsimaus ratukas. Ir prasisargiu iš vieno šono ir iš kito šono. Iš vieno galo, iš kito galo. Ir tada aš turiu jau tokį varžtą tobulą, kokio man reikia. Taigi, štai, strypo užteks. Iš tikrųjų, man jo reikia po 7 tomus, 4. Ir bus okidoki. Taigi pjaunam. Nu, strypas jau yra. Dabar reikėtų įsikišti va čia, va. Kad man jisai išlystų tik tai tiek, kiek reikia. O ar jisai ten telpa, klausimas. Turi tilpti. Nu, išsikišu, kadangi toksai storas dalykas nėra, bet man reikia turbūt įsigręžti skylutę ir prisispausti su centru, kad kuomet aš tekinsiu, jisai nepradėtų lankstytis. Šitaip vyksta srigimas. Nu, sriegiai jau yra. Varžtas veržlė užsisuka, ne? Labai gerai. Nu, viena pusė padaryta. Pusė ir vidurys padarytas. Dabar lieka nupjauti ir čia prasiekti. Nu, o galutinėme rezultate štai kas gavosi. Sriegiai iš abiejų pusių. Čia per vidurį yra storiau. Nes sriegiam yra 11 maždaug milimetrų storis ir tada įsriegiama. O čia yra 12. Taip kaip tai ratukai. Bet įmanom ratuką. Ja. Va. Ir ratukas praktiškai net neklibės. O, net nejuda. Beveik. Nu viso, šitaip ir atrodys viskas. Čia dėsis tada veržlikė, tada tas stovas, ant kurio prisisuks. Ir tada čia prisisuka. Tiksliau šaiba, stovas ir prisisuka. O taip. Nu, ir dabar reikia pakartoti tokius dar 3. Štai koksai šiandieną darbas. 4 gražuoliai ratukai paruošti važiavimui jau. Šiandieną džiaugiuosi tekinimu. Užsiminėjau su naujų žaidimu. Visą dieną užtruko, nes reikėjo darbiškai išmokti, pareguliuoti. Ta baimė yra tokia, nežinau kiek smarkiai galima nutekinti vienu momentu, nes staklikės mažykės, kad peilių nesulaužyti, taip toliau. Nu, buvo įdomu. Kiek drožlių pritekinau.
kiek prikrito. Nu ką, ši diena kaip ir praėjo su tekinimo darbais. Padariau tik tai realiai tos keturias ašis ratams. Ir manau, kad jau viskas, nes 9 vakaro atėjo. Atvažiavau antrą, po 7 valandų esu tik tai 4 ašis padaręs. Nu ir dar vieną tokį eksperimentui. Čia yra vamzdis, kuris viduje buvo surūdyjęs. Va toksai va. Ir aš jį paėmiau ir nutekinau iš vidaus. Matote? Koks jį dabar švarus viduj. Jo. Pamėginau štai kokį triuką. Čia buvo jisai įstatytas. Čia taip įstatytas. Ir vat su tuo peiliu į vidų buvau įvažiavęs. Per visą iki pat galo. O kodėl aš jį nutekinau iš vidaus? Todėl, kad reikia pagaminti va šitam dalykui, kuris čia užfiksuoja ir paskui nebeina jį atfiksuoti. Reikia paimti va tokį vamzdį, opti kišti ir va čia va privirinti tokią rankeną ilgą. Ir tada hopt ir atfiksuoju. O čia neina. Jeigu tiek nėra. Tai va, vienu žodžiu, šiandien buvo žaidimas, šiandien buvo tekinimo praktika ir šiandieną po biškį tekinimo įgūdžiai grįžta atgal. Tie, kurie prieš 24 metus buvo mokykloje. Simboliniai. Tai va, gerai. Šiandieną tiek. Ačiū, kad žiūrite. Ate.